Naujosios Vilniaus vaikų ir jaunimo dienos centras Mūsų nameliai vykdė projektą Romų bendruomenės moterims ir mergaitėms, kuris skirtas suteikti joms psichosocialinių, sveikos gyvensenos įgūdžių, kompiuterinio raštingumo žinių, įvaizdžio kūrimo ir savarankiško gyvenimo gebėjimų, siekiant įtraukti jas į visuomeninį gyvenimą. Romų mergaičių ir moterų gebėjimo ugdymo programą vykdė keletas specialistų. Viena iš prioritetinių veiklų – sveikatos ir sveikos gyvensenos programa. Šią programą vedė šeimos gydytoja. Ji kalbėjo apie sveiką gyvenseną, kaip spręsti su lytiškumu susijusias problemas, taip pat dėstė pirmosios pagalbos pagrindus, atsakė į rūpimus klausimus sveikatos temomis. Mano vardas Agnė, aš esu šeimos gydytoja ir šitame projekte bendraudavau su romėmis, dariau jom paskaitas sveikatos tema, tiek joms, tiek jų dukroms, kas yra kūnas, iš ko susideda, kaip funkcionuoja organai. Labiausiai man patikdavo tos dienos, kai moteris aktyviai įsitraukdavo, klausdavo klausimų, aptardavom jų asmeninės situacijas, nes labai daug yra neaiškumų, ne visą laiką daktarai iškomunikuoja iki galo ir iš to neaiškumo gimsta daug baimių, kurios visą laiką yra pagristos. Tai labai džiaugiausi, kad galėjau padėti bent kažkiek tai įveikti mitų susijusių su gydytojais, su sveikatos sistema, su sveikata apskritai. Ir iš tiesų turėjau galimybę pažinti nuostabias moteris, kurios yra labai žingeidžios ir norinčios išmokti, kuriom reikia šiek tiek padėti, kad tos pasitikėtų žmonėmis iš sistemos, medikais ir panašiai. Tai labai džiaugiuosi galėjusi prie to prisidėti. Pagal socialinio darbuotojo ir psichologo sukurtą aktualių socialinių temų programą, pavyzdžiui, gyvenamosios vietos pakeitimas, emocinės problemos ieškant darbo, pritampant naujoje bendruomenėje, stereotipinis požiūris į romų tautybės asmenis, projekte veikė savipagalbos grupė. Joje romės bendravo su specialistais ir tarpusavyje mokėsi spręsti iškylančias socialinės emocinės problemas. Нам все тут нравится. Во-первых, тут совсем много чего помогает нам. И очень приятно с ними общаться. Любая помощь всегда не помогут, и да и что нужно, сделаю. И, во-первых, вот и с Дангорем очень пообщаться приятно с ними. Они, несмотря что мы Рома статью, цыганы, они не смотрят на это. А у них то же самое, что или цыганка, или русская, или литовка. У них разницы нету. А мы с ними очень уважаем их, ценим очень их. И дай Боже, чтобы дальше так было. Вот нам очень-очень сильно приятно с ними. И мы собираемся дальше в их проект быть вместе. Romų moteris ir mergaitės vis dar patiria patyčias dėl savo įvaizdžio, todėl jam buvo organizuojami ir įvaizdžio kūrimo mokymai. Šios užsiėmimus vykdė šukuosenų ir aprangos meistrai. Будем вышивать на подушке цветы, там, на наволочках. Будем вышивать эти цветочки всякие, там, красиво, чтобы было. Į užsiėmimus Romų moterys ateidavo su savo vaikais. Jiems buvo skirtos edukacinės programos, kurios vyko jaukiame multisensorinėme kambaryje. Projektui baigiantis buvo organizuotas šventinis vakaras, kurio metu vyko teatralizuotas prisistatymas vietos bendruomeniai. Šis projektas prisidėjo prie Romų atskirties mažinimo, saugesnės, draugiškesnės socialinės atmosferos kūrimo Naujojoje Vilniuje. Projektą finansavo ir rėmė Vilniaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų skyrius.